Sveiki, esam Rumina-Vet radiologijos skyriui. Matot mūsų kompiuterinį tomografą. Tai yra vienas iš mūsų, ko gero, raktinių įrankių diagnostikoje kaip onkologijos centrui, nes tai yra bene svarbiausias įrankis nustatant tam tikrų navikų išplitimą, metastazės stadiją ir taip toliau. Kompiuterinė tomografija yra sekantis žingsnis po, sakykime, rengeninio tyrimo, po ultragarsinio tyrimo, po visos kitos vaizdinės diagnostikos. Todėl mes nustatom, kas yra negerai su mūsų pacientu, daugiau mažiau, ir tada mes patvirtinam šitos tyrimus ir nustatom tiksliau su kompiuterinė tomografija. Jo, nes jam buvo daryta kompiuterinė tomografija prieš kurį laiką atgal kitoj klinikoje. Buvo panašu, kad masė, kuris spaudžia akį iš akidobės pusės. Tai pakartotina tomografija, pasižiūrėti, kiek ten pasikeitė viskas. Kas yra kompiuterinė tomografija? Tai yra radiologinis tyrimas, kai į pacientą keliauja rentgeno spinduliuotė, sukasi aparatas pats ir detektoriai esantis pagauna, kaip skirtingi audiniai matenuoja su rentgeno spinduliuotė ir pagal tai kompiuteris sukuria mums vaizdą. Kompiuterinė tomografija yra labai pranaši diagnozuojant įvairių sistemos sutrikimus, ne tik onkologinius, tiek ir uždegiminius procesus. Labai naudinga ištirti krūtinės ląstą, yra labai naudinga ištirti įvairius ortopedinius pokyčius, tam tikrus lūžius, trauminiams pacientams tai yra labai aktualus tyrimas. Ir ypač aišku, tai yra labai aktualu mūsų onkologiniams pacientams, vėl dėl navikų stadijos nustatymo, bet mes galim matyti viską nuo paprasto mažiausio uždegimo iki siaubingų traumų, kur mes galėsime išsiaiškinti, kokie yra tikslus padariniai ir kaip manoma padėti pacientui. Kaip vyksta pats procesas, kai yra atliekama kompiuterinė tomografija, tai pacientas atkeliauja į kliniką siunčiamas tyrimui, ar tai mūsų kolegų, ar kolegų iš kitos klinikos susiuntimu, ir mes apsišnekam su savininkais, dėl ko atvyko procedūrą, išsišnekam, ką tiksliai darysime, mes atliekam konkrečiai kažkokią sritį, ar mes skanuosim visą kūną, ir tada pasiėmam gyvūną įprastai patys į priešoperacinę, į procedūrinės patalpas, įsivedam intraveninį kateterį, seduojam, toliau atliekam indukciją, tai yra gyvūno įvedimas į bendrąją nejautrą, įvedam endotrachėjinį vamzdelį, prisijungiam lašinę infuziją, viską kaip ir klauso. Ir tada keliaujam į radiologinę patalpą prie kompiuterinio tomografo. Pats kompiuterinės tomografijos tyrimas būna atliktas labai greitai. Pati procedūra trunka ten kelias minutės. Daug ilgiau trunka pats pasiruošimas, tai yra paciento sedavimas ir narkozė, toliau paciento žadinimas ir dar ilgiau vaizdų vertinimas. O pats tyrimas yra labai greitas. Čia matote tomografijos vaizdų vertinimo patalpą, kur mes ateiname po tyrimo įsivertinti visų pokyčių, kuriuos randame kompiuterinės tomografijos metu. Buvo įtariamas navikas ties dubens kaulais ir kompiuterinės tomografijos metu matome didelę masę, kuri yra ištirpdžiusi dalį kryžkaulio, ir kompiuterinės tomografas mums leidžia atlikti tokią rekonstrukciją, kuri šiaip yra labai naudinga, sakykime, tam tikrų ortopedinių operacijų planavimui ar tam lengvesniam, sakykime, įsivaizdavimui tiek savininkui, tiek chirurgui, kur yra pokytis. Ir įsijungę šį vaizdą, mes matome, kad gyvūno kryžkaulis šitoje vietoje yra visiškai ištirpęs. Čia yra paskutinis juosmens sluoksnelis, čia turėtų prisijungti kryžkaulis ir čia yra tiesiog tarpas. Jei ir jūsų gyvūnai yra nustatyta ar įtariama patologija, kurios patikslinimai yra reikalinga kompiuterinė tomografija, tai Rumina-Vet kolektyvas yra visada pasiruošęs jums padėti.